Sveiki Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami, artimieji, tie, kas myli ir nekenčia. Šiandienos laida skirta Vygantui Kelertui. Prieš porą dienų jisai padarė laidą apie, tiksliau jisai padarė šiandien, ją patalpino, o jūs pamatysit po poros dienų. Laidą apie tai, kaip kai kurie asmenys keistai atsiliepia apie Eduardą Vaitkų ir kas ten pas jos galvose darosi. Ir konkrečiai jisai užsidavė klausimų, jis, kaip ten suformulavus teisingai, nežinau, kas darosi pas sportininkus galvose ir ką jie ten galvoja. Nu, čia taip apibendrintai, sutrumpintai kalba buvo apie Žydrūną Savicką ir apie jo poelgius. Su sportininkais aš apie šitą jau norėjau kažkadaise padaryti laidą, nes su to pačiu Žydrūnu Savicku aš esu susidūręs komentaruose Facebook'e. Ir jis nepadarė įspūdžio tokio labai jau erudito ir žmogaus, kuris apgalvotų savo žodžius ir veiksmus keliais žingsniais į priekį. Ir aš tada jau susivokiau ir norėjau padaryti laidą, bet kaip visada buvo svarbesnių užsiėmimų, svarbesnių temų. O kad jau pastarosiom dienom taip viskas dėliojasi, tai yra, aš komentaruose susidūriau su dar vienu sportininku, kuris atseit palaiko Eduardą Vaitkų, padaręs yra grupė Eduardo Vaitkaus palaikymo, yra sukūręs YouTube kanalą Eduardo Vaitkaus atseit palaikymui ir kažkas, ar jisai, ar kažkas pasidalino, žodžiu, toj grupiai Facebook'e Vyganto Kelerto laida apie tai, kad Jonaitis, ten buvo kalba apie Jonaitį, aš padaręs tokį memą, patalpinau ir po kurio laiko gaunu pranešimą, kad memas yra pašalintas ir prierašas be patyčių. Tarsi reikalaujama, kad aš nesityčiučiau. Bet tas palaikytojas Eduardo Vaitkaus visai pamiršo, tas, kuris ištrynė mano tą pranešimą. Jis visai pamiršo, kaip Jonaitis tyčiojasi iš Eduardo Vaitkaus, iš Eduardo Vaitkų palaikančių asmenų, kurie prisidėjo prie to rezultato. Ir, norėjosi parodyti žmogui ir kitiem, kad, visgi, jeigu jau prisidergiai, tai, tai pigiai neatsipirksi, jo labiau. Tas pats Jonaitis ne tik, kad dergėsi iš šito Eduardo Vaitkaus, bet yra išdavęs, sakykime, savo bendražygius ir tai yra, nemalonu net apie jį šnekėti. Tai va, tai žodžiu, tas žmogus atseit, kuris už Eduardą Vaitkų, už geresnę Lietuvą, jisai taip nusprendė, aš suprasčiau, jeigu būtų ten kas nors tokio logiško kažkas paaiškinimais, žodžiu, aš padariau dar vieną memą, kur pakėliau klausimą, kad galimai tai yra, nes žinojau, kad susivokiau, kad toj temoje yra viskas moderuojama ir tu negali tiesiog paskelbti, visi pranešimai yra tikrinami, tai yra, reiškia, cenzūra naudojama. Ir aš tai suprasdamas padariau dar specialiai tyčia vieną memą, kur užsiduodu klausimų, ar tik tais nėra tos grupės moderatorius Gustas Pampikas. Ar tik jisai nėra tas pats Jonaitis, besislepiantis po svetimų slapyvardžių, nes buvo tokia istorija, kad Jonaitis vienoje iš laidų, vienam iš savo video prasitarė, kad jisai moderuoja, prižiūri ten bene 20 grupių ir tik tais jos ne visos yra matomos. Ir galvoju, kodėlgi ne, o negalėtų būti tas pats Jonaitis paimti, apsimesti kitų žmogum ir bandyti prilysti prie lovio, kaip jisai dabar čia atsiprašinėja ir neatsiprašinėja, pripažįsta, kad jisai klydo ir visgi norėtų iššokti į tą traukinį, kuris nuėdinėja tik tais tiem, kurie grasina, išdavinėja savus, tiksliau bendražygius, ne savus, nes savi ten pas jūs neaišku, kas jam savi, tie, kas moka pinigus ar tie, kas yra naudingi tą akimirką. Tai tos, kurie bendražygiai, su kuriais jis taip lengvai su jais išsiskiria, lengvai parduoda juos už pinigus, tai yra už Patreonų sunešamus pinigus. Tai Jonaitis, kodėlgi ne, galėtų jisai irgi nori iššokti į tą traukinį, permastė, žiūri, buvo galimybė ir dabar kaip gaila, reikėtų kažką pasakyti, padaryti, kad užsikabinti už traukinuką, palauk ir nepabėk nuo manęs. Traukinį palauk, nedundėktų ratukais.
Taigi padariau aš tokį piešinuką ir jį patalpinau toje grupėje, po kurio laiko su manim susisiekė tas Gustas Pampikas ir prasidėjo iš karto nuo tų debilas, čigonas, nu, tokie vat žodžiai iš karto, nei labas, nei viso gero, nu ir prasidėjo ten grasinimai, o kiek pas tave ūgio, tai tu ten koks 1,50 m, tai čia, nu, žodžiu, toks labai agresyvus, labai arogantiškas asmuo, nu, tokie dviprasmiški, ne dviprasmiški, netgi tiesioginiai grasinimai. Ir aš tada susimašiau, nu, dar vienas, vat, yra Žydrūnas Savickas, vat, yra tas, o tas Pampikas iš tiesų, kaip išaiškėjo, jisai yra krepšininkas, buvęs, esamas, nežinau, žodžiu. Ir tada susimašiau, kad velnias, vat, gal reikėtų padaryti laidą, bet yra svarbesnių užsiėmimų, svarbesnių temų. Ir šiandien, vat, Vygantas Kelvertas pakėlė vėl klausimą dėl tų sportininkų, kas su jais yra. Tai aš pateiksiu savo gyvenimo įžvalgas ir apibendrinimą apie tai, kas iš tiesų yra sportininkai. Vat, pavyzdžiui, pavyzdys yra sportininko Algis Ramanauskas. Aš kažkada dariau laidą ir toj laidoj pasakojau, kas yra sporto mokykla. Vat, Algis Ramanauskas baigė sporto mokyklą. Iš mano rajono, iš mano apylinkių, tai yra Vilnius, Šeškinės vidurinė, iš mūsų mokyklos, iš aplinkinių rajonų jau ateidavo pas mus nelabai vykę vaikai, juos išmesdavo iš kitų mokyklų, paprašydavo išeiti, nu, žodžiu, jie ateidavo pas mus. Jeigu jie būdavo visai jau su galva jiem prastai, jie pas mus neužsilaikydavo ir eidavo į sporto mokyklą. Nu, jiem ten bent nu, kažkokį išsilavinimą duodavo, ten plus treneriai, plus fizinė veikla, nu, kad jie išsilietų ten savo tą kvailumą visą. Vat Algis Ramanauskas yra baigęs sporto mokyklą. Ir dažniausiai į tą sporto mokyklą, kaip ir, pavyzdžiui, profesinę mokyklą, kai aš įstojau, tai iš mūsų 30 mano grupėje studentų, nu, 2, gal 3 buvo tie, kurie atėjo į profesinę mokyklą dėl to, kad jiems įdomi technika. Visi kiti buvo atėję dėl to, kad pas juos baigėsi 10-metė ir nebeturėjo ten galimybės mokytis, tai yra rajonuose, regionuose. Arba tie, kurie savo mokyklose prisidirbo tiek, kad nu, jau nebėra kur, jų nebelaiko, sako, viso gero, jūs mums kenkėte šitą, gadinate mūsų reitingus. Tai va, jie visi susirinkę dėl kažkokių vienokių ir kitokių priežasčių. Taip ir su sporto mokykla. Tenai susirenka ne atletai, geri sportininkai, o tie, kas jau nebeturi kur eiti. Ir su tokiais žmonėmis aš esu per gyvenimą susidūręs, kurie vat, buvo sportininkai, atletai, vienokiai ir kitokiai formai, futbolininkai, krepšininkai, ten, disko metikai, žodžiu, įvairių atletų per gyvenimą esu susitikęs. Ir ką aš pastebėjau, tai dar, kai buvau vaikas, dar mokiausi mokyklai, kad iš esmės tie, kas baigė sporto mokyklą, visi, kaip taisyklė, didžiąją daugumą bent jau, yra geri verslininkai. Verslininkai, bet ne tokie verslininkai, kur reikia kažką sukurti, kažkokį intelektualų produktą ar kažką tiesiog gaminti, kur reikia intelekto, ne? Kur reikia protinių gebėjimų, kad kažkaip vat, suktis, dėlioti. Jie labai geri verslininkai, tie, kas buvo sportininkai, kas baigė sporto mokyklą, labai geri verslininkai tose sferose, kur reikia tiesiog surasti raktą, ne? Tai yra kažkokį verslo modeliuką ir tiesiog kartoti. Nu, kaip pavyzdžiui yra, norint ištreniruoti, ten, aš ne sportininkas, bet pabandykim pafantazuoti, norint ištreniruoti ten krūtinės raumenis, jums reikia padaryti 10 stumimų nuo krūtinės po ten, 3 pakartojimus po 10 kartų į ten jūsų tą štangą, nu, nežinau, 30 kg. Ne? Tai vat, kad vystyti, vat, jums reikia imti tam tikrą krūvį ir kartoti tam tikrą pakartojimų kiekį. Tai va taip yra ir su sportininkais. Jiems gerai sekasi tos verslo šakos, kur
nu, sakykime, dar ką reikėtų paminėti apie sportininką, ne, jam už sportininkų, kaip taisyklė, stovi treneris, kuris pasako, daryk va taip, tau reikia, pasižiūri, pas tavai yra problema su krūtinės raumenimis, jie ten nepakankamai išvystyti, tau reikia daryti tokius tai pratimus, tiek tai prieimų, tokiu tai dažnumu, taip tai maitintis ir, žodžiu, jam sudėlio ir jo yra tikslas, kaip sportininko, vykdyti tuos nurodymus. Ir jisai vykdo gerai ir viskas jam gaunasi. Taip yra ir su jais, kai jie tampa verslininkais. Ne? Jeigu už jų nestovi žmogus, kuris pasuka galvą ir sako, žiūrėk, paimi prekę iš čia, nuveži ten, gauni pinigus ir kartoji kiek galima dažniau ir kiek galima daugiau kartų. Tai tie visi verslininkai, tie sportininkai tampa geri verslininkai tose srityse, kur yra nupirk parduok. Tai yra prekyba. Ne? O jeigu reikia kažką sukurti, kažką organizuoti, kažkokią veiklą. Paimkim, pavyzdžiui, Žydrūnas Savickas ir jo sporto klubai. Ten reikia organizuoti, ten reikia surinkti žmonės, ten reikia reklamos, įdėti, tas. Ir nesigauna. Ir aš link ko einu? Aš einu link to, kad tada, kai tokie kaip pavyzdžiui aš skyriau nemažai laiko, tiesiog taip susidėliojo gyvenimas, aš prie to praktiškai neprisidėjau, taip jau gavosi mano gyvenimas toksai, kad tada, kai aš turėdavau laisvalaikio, aš klausydavausi nacionalinės geografijos laidų, aš laisvalaikiu, jeigu nebūdavo ką žiūrėti per televizorių, klausydavau tas pačias nacionalinės geografijos laidas ir skaitydavau, tarkim, kaip būdavo pas Krikšto mamą, didžiąją lietuvišką enciklopediją, raudoną tokia 12 ar 13 tomų, 12 ir 13 papildomus yra tomų. Ir aš asmeniškai iš ten sėmiausi žinių ir negana to, ne tik, kad sėmiausi žinių, nes pavyzdžiui toks kaip visuomenininkas iš Panevėžio, iš Šiaulių. Žodžiu, labai mokytas, labai apsiskaitęs, šaunuolis, buvęs su nacistais, buvęs nacistas, dabar prie komunistų, prie kairiųjų šliejasi. Ir pas jį yra problema kokia. Aš turėjau galimybę pačiupinėti knygas, paskaityti, susipažinti su kažkokia informacija ir po to turėjau galimybę pabandyti rankomis, praktiškai išbandyti. Sakykime, jaunasis technikas pas mane buvo tokių knygų, aš buvau radęs pas senelius Palėpėje. To jaunojo techniko tas knygutės skaitydavau ir po to vis gaudavosi kažkur susidūrti su kažkokia technika, su kažkokiais fizikiniais bandymais. Ta pati knyga Žaisdami mokomės, man labai patiko. Ten kažkokių eksperimentų chemijos, fizikos galima buvo sužinoti, pabandyti. Aš visą tai bandžiau praktiškai įgyvendinti ir man vis buvo įdomu kažką sužinai teoriškai ir po to būtinai praktiškai. Kaip pavyzdžiui, mokykloje pradėjau mokytis apie kietakūnius, apie diodus, aš namuose jau turėjau tų diodų ir aš jau juos ten bandžiau lituoti, jungti, žiūrėti, kaip tai veikia, neveikia tranzistoriai, žodžiu, savarankiškai, be trenerio. Čia buvo problema iš esmės mano viso gyvenimo, kad aš neturėjau, kas mane tinkamą linkme nukreiptų ir paaiškintų kai kurios niuansus, tai aš labai daug esu visko bandęs, bet nieko iki galo. Beveik. Tai tuo metu, kai aš gyvenau tokį gyvenimą, koks jo vardas po galais, nesvarbu, iš Panevėžio, ne? Tai jisai skaitė knygas, jisai švietėsi, ne? O tarkim, sportininkai ką jie darė? Jie ėjo į sporto salę ir sportavo. Nuo ryto iki vakaro. Aš, pavyzdžiui, turėjau draugą futbolininką. Ne? Jisai baigėsi pas jį pamokos, jį mama nuveža į treniruotę, jisai atbūna iki vakaro, grįžta namo, padaro namų darbus. Ir kitą dieną vėl ta pati istorija ir vėl jisai, ir žodžiu, tada, kai jisai jau suaugo ir jam nebuvo priklausomos nuo tėvų, buvo kažkokia ten čempionatas futbolo, aš jo klausiu, klausyk, ten čempionatas, tau neįdomu, nežiūri ten, nesako, žinok, jisai ten 7 ar 12 metų pralankė tą futbolą, sako man, absoliučiai neįdomu.
Nu, va taip. Tai, pavyzdžiui, kaip su vėlgi sportiniais šokiais, ne, mes Baltietėje stovyklai būdavau ir ten pasitaikydavo, kad susitikdavom su mūsų pamainos sutapdavo su sportinių šokių kolektyvais. Ten jie susirinkdavo, tai vat mes paprasti vaikai tiesiog leisdavom laiką, būdavo ten po pietų kažkur, gali paslampinėti, kažką nuveikti, pamiegoti, nu čia tavo reikalas, pasirinkimas. O jie atsikėlė, nuėjo šokti, atėjo pietus, jie papietavo, šiek tiek šitą pailsėjo, galbūt nuėjo išsimaudė, vėl eina šokti, pavakariai, vėl eina šokti, nu žodžiu, mes vaikai laisvalaikį leidom kaip norėjom, paprasti vaikai mirtingieji, o tie vargšeliai nuolatos šoko. Tai va taip yra ir su sportininkais, jie nuolatos tam sporte, jie nuolatos galvoja, ne tiek galvoja, jie tiesiog kartoja, daro tos pakartojimus, treneris žiūri, aha, taip, tau dabar reikia pasistengti ant kojų, pas tave kojos dabar silpnesnės, matau, reikia jo daugiau skirti ir visą laiką treneris sukinėja tą galvą, tą kryptim, kur reikia. Ir jie yra, nu, iš principo, bent jau aš kiek suprantu ir kiek aš susidūrė su jais, ypatingai su profesionaliais, jie yra tiesiog įrankis. Vat tai yra toks, nu, vat, jie nėra savarankiški. Jie daro vat, tos pakartojimus, tai, kas jiem yra pasakyta. Galimas daiktas, vat, pavyzdžiui, po to jau išeina į ten tas pats Žydrūnas Savickas, jeigu aš teisingai supratau, jau buvo pasiekęs tokį lygmenį, kad jam jau trenerių nereikia, jisai pats savarankiškai žino, nes jam viską yra sudėlioję, visi žino, kad, aha, taip, pas mane yra nusimato tokios rungtys, man reikia pastiprinti tą, man reikia daugiau tonuso į bicepsus, tricepsus, kojų nereiks, nes ten retai kada būna nešiojam, nu, žodžiu. Čia yra prielaidos, konkrečiai, tai principinė schema, tai nėra tokia, kad jau tiksliai, vat, aš pasakiau taip ir Žydrūnas ir darydavo. Ne, tai yra principinė schema. Tai va, tai vygantai, esmė yra tokia, kad jie kaip paimti kažką padaryti ir kartoti daug kartų, jie fantastiški verslininkai. Bet kai tik tais prireikia politikos, tai yra gebėjimo apeiti tam tikrus aštrius kampus. Ne, jiem nesigauna. Jie galvoja, kad reikia. Taip, dabar ko man reikia? Man reikia, kad būtų pas mane 5000 sekėjų. Taip. Ir jisai turi tą tikslą ir jisai dirba ties to tikslu. Jam nesvarbu, kas tas sekėjas. Jis nesupranta, kad tai yra svarbu, kad ne tik kad pas tave būtų ten sekėjų, ne, bet jie dar būtų aktyvūs. O pavyzdžiui, kaip dabar visi stebėsi, Eduardas Vaitkus sumobilizavo savo ten, savo, nu, žiūrėtojus, savo persekiotojus. Jis nemobilizavo. Tiesiog Eduardą Vaitkų stebi ir juo domisi darbštus, atsakingi ir protingi žmonės. Todėl, kai Eduardas Vaitkus pareiškė norą dalyvauti rinkimuose, tie žmonės susirinko, galima sakyti, mobilizavosi patys. Atėjo, paklausė, kas norėjo, kuo galiu būti naudingas, ką galiu padaryti, kur kreiptis, kas man gali, jeigu kažko nežino. Žodžiu, patys savarankiškai, nes tai yra suaugę, darbštus, atsakingi ir protingi žmonės. Ne taip kaip, pavyzdžiui, pas Vėgėlę, ne taip kaip pas Tutkų, ne taip kaip pas Janutienę, ne taip kaip pas Gorienę. Ten yra mirusios sielos. Ja, vat kaip Vaidas šiandien irgi laidoj pasakė, kad jūs pamatysite jau po kurio laiko, tai po poros dienų, tai vat, pirmadienį laidoje su Eglė jie pasakė, kalbėjo apie tai, kad žmonės ateina pasižiūrėti Janutienės ten šito Tapino, Malinausko ir visų šitų kaip šou. Jie yra absoliučiai, nu, jie, vat, ten jūs esat su savo prašymais, su reikalavimais, norais ir viso kito, o vat aš esu čia, o jūs vat ten, laikykimės vat tos sienos ir nu, ten visiškai kitas pasaulis. Tai va, tai ir vat sportininkai nesupranta, va tas Pampikas, ne? Nu, ką jisai pasieks? O dabar užsipuolė, mes galime tinklalapio kūrėją, kad ten negerai, čia ne tas, čia ne taip. Aš jam ir rašau, nu, padaryk geriau. Pirmin, padaryk geriau.
Tai aš ir padarysiu, aš čia vadarau, padaryk geriau. Tiesiog paimk ir padaryk. Nekalbėk, netušiai žodžiauk, paimk ir padaryk. Jeigu tai yra blogai, jeigu žmonės nenorės eiti, paskui pamatė, mes galime .lt tinklalapį, nenorės eiti paskui Eduardą Vaitkų, tai jos atgrasys, padaryk geriau. Padaryk geriau, kad žmonės visi susirinktų. Jeigu tau iš tiesų rūpi, kad Eduardas Vaitkus jam pasisektų. Negali tiesiog kalbėti, tuščiažodžiauti, grasinti žinutėse. Treneris, mielasis Pampikai. Tavo treneris prastas, jeigu tu jį turi. O jeigu neturi, laikas būtų susirasti. Kuris pastatytų į vėžes, susikoncentruotų, nes pavyzdžiui, kas dar yra su sportininkais, ne? Vos nepraleidau. Kaip yra Žydrūnas Savickas kalbėjęs apie save, apie tai, kaip jisai, kai buvo užsiminėjo to profesionalių sportų. Jis sako, netgi tada, jeigu pas mane yra kažkokia trauma, aš to neparodau. Aš susikoncentruoju į tai, ką reikia padaryti ir nesižvalgau nei į kairę, nei į dešinę, aš neįkvoju energijos. Mano tikslas yra nugalėti. Tai va taip, geras sportininkas, jisai turi tikslą ir jis nesiblaško į kitas pusės, jis nebando apimti, suprasti viso to bendro vaizdo, kaip jo žodžiai, jo veiksmai paveiks jo tolimesnę politinę karjerą. Jisai žiūri į tą tikslą, kurį jisai užsibrėžė. Užsibrėžė 5000 sekėjų ir jis darys viską, kad juos pasiekti. Ir nesvarbu, kokios bus po to pasiekmes, nes jis susikoncentravo, kaip pas arkliuką. Jis užsidėjo, koncentruotai, nesiblaško į kritiką, jis negalvoja. Jisai, kadangi jis turi tikslų. Kaip Savickas, jį ten bando išprovokuoti kažkas, bando erzinti, bando išvesti iš pusiausvyros, o jisai susikoncentravęs, jisai turi tikslą, šiandien išstumti tiek tai, padaryti tą tai, negauti traumos, o jeigu jau yra trauma, kad save patausoti, nepersistengti vienoje ar kitoje rungtyje, kuri gali pabloginti jo savijautą. Ir jisai veikia logiškai tose ribose, techniškai ir pas jį problemų nėra, jisai nugalėtas. Bet politiniai, visuomeniniai veikloj taip neveikia. Ir Žydrūno Savicko puikus pavyzdys. Tai, kad Vygantai šiai dienai tiek, visiems kitiem viso geriausio.